Taip pat galiu papasakoti žymėjimus ant padangų. Ten skaičiukai būna 180, 55, 17. Tai tenais įmetu screenshotą, galite susistabdyti, pasižiūrėti, ką kas reiškia. O toliau aš papasakosiu, jeigu pas jūsų ant motociklo stovi 185 padanga ir norit keisti 195, irgi reikėtų išsiaiškinti, dėl ko jūs tai darote. Jeigu norite turėti daugiau sukibimo, taip, bet kuo platesnė padanga, tuo jums bus sunkiau vartyti motociklą. Tai irgi reikėtų šitą atsižvelgti, nes nėra taip, kad platesnė padanga visada geriau. Ne, platesnė padanga yra gerai tik tuo, kad jinai turės daugiau sukibimo ant posūkio. Bet minusas yra tai, kad jūs sunkiau atsigulsite tą posūkį, nes jos jau forma bus nebe tokia, o jau biški platesnė. Tai to pasakoje jums bus sunkiau guldyti padangą. Jeigu žinot, dėl ko tai darot, viskas ok. Bet jeigu nežinot ir tiesiog radot kažkur garaže platesnę ar didesnę padangą, tikrai nesiūlau bereikalingai jų kaitalioti ir geriausia yra laikytis gamintojų nustatytų reikalavimų. Dažniausiai yra parašyta ant motociklo galinės šakės. Tai dar papildomai reikėtų prisiminti tai, kad padangos yra vienintelė vieta, kur motociklas liečiasi su asfaltu. Tai padangos tikrai atlieka labai didelę funkciją motociklo vairavime. Dar galiu pasakyti, kad padangos dažniausiai lemia tavo pasitikėjimo lygį važiuojant su motociklu. Tai tikrai įsivertinkit ir investuokit į padangas. Naujos padangos, tiek uždėtos, naujos nupirktos, dažniausiai pradžiai yra slidžios, nes turi dangą po gamybinio proceso tokia slidesnė. Tai aš nusipirkau galinę padangą priekinę, aš tiesiog su šituo prietaisu dar ją biški pašildau. Tiesiog, kad nudeginčiau nereikalingas medžiagas ir padanga, nežinau, pradėtų labiau kibti. Nežinau, ar taip reikia daryti ar ne. Aš taip visada dariau ir man visada pasiteisino, nesu su naujom padangom niekada paslydęs. Padangos šiaip turi tokią savybę, jos moka kalbėti, tik reiktų jų klausytis, jas pajausti. Aš dėl to ir važiuoju su Pirellis, nes jos yra gan minkšto mišinio ir minkšto korpuso. Jos labai turi aiškę ribą, kada padanga jau pradeda plaukioti ir kada jau yra ta riba, kai nebegalima spausti gazo ar daugiau gulyti motociklo. Su kitomis padangomis tikiu irgi yra taip pat, tai čia reikėtų jau praktikuotis, bandyti visokio tipo padangas ir pasirinkti pagal save. Taip pat nepamiršti, kad padanga yra diagnostikos įrankis, tai jeigu jinai pradeda laiptuotis, atsiminkite, kad gali būti ir važiuoklė. Jeigu pradeda vieną pusę valgyti tenais, tai vadinasi gal nelygiai pastatėt ratus arba šakės linkusios. Jeigu tenais tik vidurys dyla, o šonai ne, tai gal pradėkit guldyti motociklą pagaliau, ką? Apie padangų slėgius. Čia yra labai diskutuotinas klausimas, nes pražiūrėjau populiariausių gamintojų padangų reglamentuojamus slėgius, tai jie yra labai visi skirtingi, bet sakykime, pradėkime nuo mažiausiai slėgio turinčių padangų, tai būtų vis tiek slikai. Slikam jiem reikia įkaisti, jų tikslas yra kuo didesnis sukibimas su asfaltu, dėl to dažniausiai slikai būna, jeigu Pirelliai, sakykime, karštos padangos 1.6 galiniai padangoje, Dunlopai gali būti 1.4, bridžai irgi ten kažkas apie 1.6. Priekinės padangos slikai dažniausiai vis tiek būna visi tarp 2.1, 2.3, 2.4. Čia vėlgi priklauso jos nuo važiavimo stiliaus, nuo gamintojo ir šiaip nuo vairuotojo. Net jeigu tu sveri 50 kg, tu gali ir mažiau įsipūsti. Jeigu sveri 150, reikėtų ir daugiau įsipūsti. Tai tokios kaip Sport Touringo padangos tiek ant motociklo šakių rašo, tiek šiaip pats gamintojas, kaip Bridgestone Batlaxai, Metzeleri Rautekai, Michelin Road 6, Pirelli Angel GT, Dunlop Road Smartai reglamentuoja priekį 2.3-2.5, gale 2.7, 2.9. Suvažiavęs su šitom padangom niekada nepūščiau gal 2.9, nes mano tiesiog gal netinkamas važiavimas su šitom padangom, aš tiesiog jau geriau leidžiu žemiau, man patinka, kai aš jaučiu galą ir kai jos yra minkštesnės. Sport padangos, Michelinai, Batlaxai S23, Metzeleriai, Reistec RR3 reglamentuoja šiaip apie priekis vis tiek visų yra nuo 2.1 iki 2.3, o galas vieni skaičiuoja šaltą slėgį, kiti skaičiuoja šiltą. Pirelli, pavyzdžiui, skaičiuoja šiltą slėgį, jeigu Super Corsa tai yra nuo 1.8 iki 2.2. Čia vėlgi aš važinėjau su Super Corsa, mane karšta, aš pučiu 1.8, 1.9 gale, priekyje visada laikau 2.3.5. Nežinau kodėl, man tiesiog idealus važiavimas, pilnai jaučiu abi padangas. Tikrai galiu važiuoti agresyviai.
Pavyzdžiui, Bridgestone ir Metzeleriai rašo po 1.7, 1.8 gale, bet šaltus. Tai reiškia, kad jūs šiek tiek pavažiuosite su jom ir jeigu važiuosite šiek tiek agresyviau, jos turėtų pakilti apie 0.2, 0.3 atmosferos, kažkas tokio. Tai iš 1.8 paliktų apie 2, o priekis irgi rašo, va, šaltos 2.1, tai reiškia, kai pašils bus 2.3. Šiaip visas padangas reikėtų matuoti nevažiavus, skyrus likus, retkarčiais dar semislikus, nes juos galima šildyti iki darbinės jų temperatūros. Tai apibendrinant galiu pasakyti, kad jeigu važiuojam su slikais, reiktų laikytis gamintojų nustatytų reikalavimų. Dažniausiai būna lentelės, pagal visus matmenis surašyti ir visi slėgiai. Tai kas jau važiuoja su slikais ar semislikais, tikrai rasite informacijos apie tai. O kas važiuojate su sportais, su touringais, tai reikėtų žiūrėtis jau pagal motociklo nustatytus parametrus. Dažniausiai rašoma galinės šakės, kokius slėgius daryti, bet aš siūlyčiau pasikoreguoti pagal save. 2.9 galą man asmeniškai atrodo nelogiškai, nebent važiuoju dviese ilgų atstumų. Bet su sport padangom vis tiek jos yra labiau skirtos agresyviam važiavimui. Tai aš jau sport padangas pūčiau kokius 2,5, sakykime, jau būtų geriau, nes turėčiau didesnį sukibimą. Ir dar apie slėgius. Tai slėgiai yra pagal gamintojų nustatyti, bet vėlgi sakau, reikėtų atsižvelgti į padangų tipą, į motociklo tipą ir jūsų važiavimo stilių. Nes visi šitie dalykai realiai lemia, kiek jūs galite įsipūsti. Nes tarkim, ta pati padanga Michelin Road 6, tai gale teoriškai turi būti 2.9. Viskas gerai. Tai jeigu jūs važiuojate su ją tik per sausą dangą ir vienas, norite paliekti, tai 2.9 tikrai nėra tinkamas skaičius. Aš siūlyčiau rinktis kokius 2.3, 2.5, kad padanga turėtų daugiau sukibimų. Kam padangai yra pučiama 2.9, nes dažniausiai net ant šakės rašo, kad jūs važiuojate dviese su bagažu, sakykime, ir važiuojate per lietų. Tam, kad grioveliai ant padangos nesusispaustų, o būtų atviri, kad išstumti jums vandenį per lietų, tai turi būti daug slėgių. Tai sakau, jeigu važiuojate per lietų ir dviese, 2.9, gerai. Jeigu važiuojate vienas ir ant sausos dangos ir norit spausti, 2.9, sakyčiau, yra blogai, siūlyčiau rinktis 2.3, 2.5 arba jau net pradėti mąstyti apie kito tipo padangas. Apibendrinant galiu pasakyti, kad labai yra daug informacijos internete apie kiekvieną padangų gamintoją, apie kiekvieną modelį ir visi slėgiai yra. Padangų modelių milijonas, galima pasirinkti pagal kišenę, pagal stilių važiavimo, pagal motociklą. Tikrai labai daug yra informacijos ir yra viešai prieinama, tai nebijokite ieškoti. Šiaip, jeigu reikia kažko, klauskite, bandysiu atsakyti. Ir ačiū, kad žiūrėjot video. Lauksiu like, share, subscribe ir susitiksime kitame video. Iki!